vyrai, tai šiame video aš papasakosiu, kaip antrąją Kalėdų dieną aš moterį suviliojau pasimatymę. Taip, tai kaip ir pasakojau, kurie nematėt mano pirmąjį video, kaip aš su šia moterimi susipažinau pirmąją Kalėdų dieną Jurbarke, tai būtinai peržiūrėkit. Ir iš tikrųjų, kai tada aš pasimėjau jos telefono numerį, aš išėjau namo ir susirašiau su ją vėliau. Susirašiau kitą dieną ir tiesiog atsimenu, pasiūliau jai susitikti prie Maksimos. Aš pasiėmiau tada patėviau mašiną, įsirašiau kompaktą su, atsimenu, su gal 10-15 dainų ir pirmos dainos buvo tokios popsiniais, įprastos, netokios romantiškos, netokios per širdį griebiančios. Ir aš žinau, kad žodžiu išsėsim, pačios tos pirmos dainos gros, vėliau prasidės jau vis intimesnės dainos. Nes viskas turi progresuoti pasimatymę. Ir taip ir gavosi. Aš atvažiavau prie Maksimos, įsidėjęs termosą, arbatos, šokolado ir pasiruošęs diską. Sustojau, išlipau, nuėjau prie Maksimos ir žiūri, jinai stovi, laukia. Aš prieinu, sakau, žinai, labas, taip toliau. Einam, sakau, ko nori pasivažinėti, jinai. Nu nežinau, kaip, žinai, tava einam. Ir geras tas dominavimas, tvarkingai einam. Ir sakau, išsirink mašiną, žinai, čia einam. Ir taip, jinai pataikė ant tos mašinos, nes jinai ta raudona buvo Opel Omega, tada atsimenu, ir matyt raudonas spalva moteriai patiko, jinai ją išsirinko. Tai žodžiu, taip gausi, kad, sakau, išsirink kokią nori, jinai sako šitą. Ir aš taip, žinai, pultenį spaudžiau, o, sako, geras, kai čia taip. Žodžiu, sėdam į mašiną, pradėjom važiuoti ir mes išvažiavom taip link Jurbarko, nuo Jurbarko link Smalininkų ir važiuojam, aš taip jungiu pavarą ir taip jos ranką paėmiau, uždėjau ant tos pavaros, savo ranką taip apėmiau gražiai, čia jos ranką aš apėmiau taip ir jungiau taip bėgius. Nerealus jausmas, tu kažkur ištrūksti iš viso pasaulio, palieki Jurbarką taip ir kažkur su jie išvažiuoji, nežinia kur, nežinia kaip baigsis, kas bus. Išvažiavom, įvažiavom ten į dešinę, aš ją aprodžiau, kur aš ten leidau vaikystę, kur aš žvejojau, pasivaikščiojom. Vėliau nuvažiavom ten į kalną tokį, užkilom ir buvo toks labai gana didelis, nu toks kriuklys leidžiasi, toks padarytas yra. Mes to kriuklio viršūnėje sustojom su mašina, aš pagarsinau muziką, išlipau, nuėjau, pakviečiau ją šokiai ir mes šokom viršui. Ir aš irgi padariau nulenkimą, grąžinau ją ir pabučiavau. Bučiamis, jinai kai sako, žiūrėk, sako, mus moteris stebi kitam name. Aš sakau, tu galvoji, jinai nenori dur tavo vietoj? Aišku, nori. Nes tai bučiamis intimiai viską. Tu įsidami į mašiną ir sako, blema, koks tu fainas. Jinai buvo nustebusi, kaip aš taip drąsiai elgiuosi, ne visuomeniai sukurtais standartais, kad ten mestis į kavinės, sėdėti už stalo, valgyti, šnekėti. Važiavam toliau ir jinai, kai mes nuvažiavam, jau link Jurbarko grįžinėjom, jinai pasiūlė pati į Prieplauką nuvažiuoti. Nuvažiavam į Prieplauką ir irgi buvo mašinai, bučiavomės, atvažiavo kažkokie, atsimenu, vyrukai, sustojo, pamatė, kad mes ten bučiavomės, paėmė išvažiavo. Žodžiu, išlipom iš tos mašinos, ėjom, aš, žinai, ją taip į pusnį, tik įstūmiau, tą į pusnį įkrito, žinai. Aš, žodžiu, ją pradėjau bučiuot, nu ten prasivoliom, po to ėjom vaikščiojom ir, žodžiu, ten įkritom į mašinos galą. Ir ten kai kas buvo, nepasakosiu, tai va. Ir aš, atsimenu, po to pasimatymų grįžęs, dar mes grįžom tada prie mano namų, buvau tėvai viršuje, aš jai pasiūliau, sakau, žinai, einam, vis tiek, jeigu čia tokį, mes užkilom į viršų, ėjom į mano kambarį ir dar praleidom laiko mano kambaryje. Tai viskas, ta prasme, buvo nerealiai gerai, smagu ir būtent po tokios istorijos mane labai įkvėpė rašyti jums, vyrai, knygą, dalintis patirtimi ir linkėti, kad jum taip pat gerai sektųsi. Ir jinai buvo labai laiminga, aš po to su ją draugavau, leidau laiką, mes fotografavomės, fotografavau, kai buvo gražiai apsnigta žiema, darėmės nuotraukų, ten gulbės šėrėm, vaikščiojom. Praleidau nerealų laiką, tada mano tas geriausias draugas Emiksas, atsimenu, jisai buvo Vilniuje, jisai man rašo, sako,
kur šaukėjas, kodėl neatvažiuoji, kas ten atsitiko tau Jurbarke, kur tu ten užstrigai. O aš tiesiog jau buvau ir užstrigęs, kaip sakant, suradęs moterį. Ir aš jam kaip papasakau, kas čia įvyko, va taip istorija, kaip ir jum, tai jisai sako, eik tu savo, čia tai geras. Nu. Ir mes dabar buvom nekalti, ta prasme, mes nežinom, kas seksas yra, mes nemokėjom su tą moterį melktis normaliai. Ir tai buvo tokie pirmieji rimti stiprus rezultatai. Ir tokius labai įkvėpė rašyti ir atsimenu, aš tada vėliau sužinojau iš kitų jurbarkiečių, kad ta mergina dirbu Singapūre modeliu. Jinai yra modelis. Todėl aš ir nesiu, dėl to jinai tokia ir yra labai graži. Sako, Airinai, tu pakabinai modelį. Sako, nereali pana, sako, čia visi vyrai bando ją pakabinti. Tada sako, iš viso, tokius istorijus mane labai įkvėpė, patirtys, pradėjau rašyti tas knygas ir labai stebiuosi, kaip aš jas parašiau, kaip tuos DVD padariau, iš kur tiek buvo energijos daryti, va, iš kur buvo, nerealiai jaučiausi ten. Tai va, dabar sumuojant visumai tą istoriją, didžiausia sėkmė lėmė tai, kad aš užtikrintai ilgiausiai pasimatymą. Ta prasme, aš suplanavau jį, plius minus apsidėjau planą. Aha, aš važiuosiu su ja ir mes važiuosim mane tenais maždaug taip, parodysiu, įsidėjau termosą, įsidėjau arbatos tos, žodžiu, muziką, tai sakau, kai prieplaukos, pavyzdžiui, grojau, tai intimi muzika, tai žinokit, tu pasinaudoji tą aplinkos energiją, ta prasme. Tai reiškia, kad groja kažkokią muziką ir ta muzika irgi, dirgina jos tą emocinį pusrutulį. Ir tu save bučiuojas per tai, tai labai paveikia, iš tikrųjų. Nes tu gali pasinaudoti aplinkos energiją, viliojant moterį. Toliau, kas labai lėmė, pasitempimas mano, geras stilius tvarkingas, atėjau. Kitas dalykas, supratimas, kad moteris yra atsakinga tik už tai, kad pasiruošti ir išeiti į pasimatymą. Už visą kitką, ką jūs veiksite, ką jūs darysite, esi atsakingas tu, vyre. Ir būtent aš prisimėjau tą atsakomybę ir jai labai patiko. Matai, jom yra tik užduotis susiruošti, pasiruošti gražiai, išeiti. Viskas. Trečias dalykas buvo tai, kad aš buvau atviras. Ta prasme, jai nereikėjo traukti žodžių iš manęs. Aš mokėjau pasakoti istorijas, aš mokėjau ją domėtis, mokėjau išklausyti ją. Ir jai patiko su manim be galo bendrauti, buvo įdomu. Ir jinai jautėsi, kad ir aš ją suprantu. Bendravimas, dominavimas, komunikabilumas, geras stilius. Toliau geros bučiavimo technikos lėmė didžiulę sėkmę. Reikia mokėti bučiuotis. Duosiu vieną patarimą. Jeigu tu bučiuoji moterį, tu nebučiuok taip pat visą laiką. Pabučiuok viršutinę lūpą, bučiuok apatinę lūpą, įkišk liežuvį, keisk visą laiką, neapsistok. Niekada nebučiuok šlapiai, jam nepatinka. Bučiuok pakankamai sausom lūpom ir nedaryk didžiulių tarpų, kai įsižioji. Prasme, kad putlu būtų ir atpalaiduotom lūpom. Ramiai bučiuojas, užtikrinti. Laukus, suimk. Ir kitos technikos, kurias būtent aš aprašau savo knygose ir kviečiu aš jūs vyrai įsigyti savo visą DVD paketą Kęstučio, kuris, Kęstutis buvo beta, visiškas atėjo į mokymus. Neturėjo nei kūnų kalbų, buvo susikūprinęs, nepasitikinti savimi, nemokėjo parduoti, įtikinti, nemokėjo moterų kalbinti. Koks jis tapo, ne kad striptizą šoka, kiek užsakymų buvo, sėkmingas tapo vyras. Nu, tai jūs galite visą jo pasikeitimų istoriją, visus 3 alfa vyras mokymo etapus sufilmuotus, nusipirkti, dar gauti visą šokių sufilmuotą techniką, medžiagą, kurie yra privaloma išmokti norint gerai vilioti moteris. Tu negali šokti bet kaip, tu turi šokti gerai, labai gerai mokėti vis, kad moteriai būtų malonus taim šokti. Ir plus gausi mano dar kitus DVD paketus ir visas knygas. Tai čia yra paketas nerealus ir nuolaida galioja iki būtent naujųjų metų. Viskas iki gruodžio 31 dienos 24 valandos. Tu sutaupai 850 litų. Tai privalai nusipirkti, čia bus pati geriausia tavo investicija. Ir ką to dabar reikia padaryti, tai kreiptis į mane, paspaudus kontaktai. Geriausia yra man paskambinti. Jeigu negali, tai parašyk man, po to susiskambinsime, apsitarsime viską. Taigi čia buvo Airinas iš Patrauklus vyras LT, jūsų alfa vyras mokymų treneris. Knygų DVD, kuriuos privalot peržiūrėti, perskaityti, ne šiaip savo rašiau, tai kad jums padėti, kad jūs taptumėte alfa vyrai, autorius ir iki pasimatymų.